Treneri, sveikinam su tai ir naujais metais, ir su pergalė šiandieną. Pergalė pozityvas. Rezultatas, skirtumas ir žaidimas. Pozityvesnis ar negatyvesnis? Visi galvoja, kad žaidžiam mes čia su paskutinė komanda ir turim lengvai pravažiuoti ir čia nieko nereikės mums daryti, praktiškai pergalė mūsų yra. Tai tą parodė priešininkės, kad iš tikrųjų jos yra labai gera komanda, gal dar trūksta vieno kito žaidėjo, kad būtų dar stipresnė ir labai protingai žaidžia, išnaudoja savo pliusus, kontroliuoja tempą ir pataiko metimus, tai mums reikėjo tikrai nevykdėm to, ką buvom susitarę, nežaidėm taip, kaip turėjom žaisti ir galbūt galim tą paaiškinti tik tais patirties trūkumu ir reikia, manau, vis tiek gerbti visus priešininkus, žaisti savo žaidimą ir šį kartą nepavyko, bet tai, kaip sakant, ne visą laiką mums kažkas tai gaunas, vis tiek čia yra gyvas procesas, turim ką taisyti, dirbsim toliau ir lauksim kitų rungtynių. First of all, congratulations and your few minds about last game. Thank you. And we just need to be more focused like during the game, not only in the beginning. And yeah, we just need to play like harder and harder, not to, just to rest. So yeah, I think we did a great job. So we need to keep pushing because there is like a lot of good teams and they're not gonna be like easy games, so we need to be focused, all of us, and we need to be ready for fight. You are team captain, yes, and you have a lot of works. I mean, we all doing like things together, like it's teamwork, it's not only on me, so I think we all together do everything. Treneri, naujieji metai prasidėjo, o istorija ta pati, vėl pralaimėjimas Lietuvos moterų lygoje. Žinoma, kaip bebūtų skaudu, bet tai tiesa. Šiaip varžybėlės, sakyčiau, neblogos buvo. Ir žaidimas tik tos duobės, kaip būdavo po -10 taškelių. Paskui išlyginam rezultatą, tai kainavo labai daug jėgų. Ir tuo momentu nesugebėdavom perlaužti varžybas, man atrodo, eilinį kartą tas nuovargis pakišo koją, bet galiu sakyti, kad žaidimas gerėja. Kokių dar komandoje regit išteklių? Išteklių? Kurie gali prisidėti, kurios žaidėjos gali žengti dar žingsnį kitą į priekį? Žinoma, keitimas daug ką reiškia. Tiek Kamilė, tiek Agnesė. Manau, žaidėjas jaunos, kiekvienos varžybos gauna jo patirties ir jų indėlio, ir jų netgi indėlis ateity, manau, bus labiau jaučiamas. Be to, A lygos komandos yra ryškiai stipresnis negu kur žaidžiame Baltijos B divizijai. Tai Baltijos B diviziono tos varžybos, manau, jom tos patirties įneš ir daugiau pasitikėjimo ir ateityje bus gerai.